Kodėl tau taip svarbu pradurti vidinių santykių su tėvais auginant vaikus? Taip jau gamtos energetiškai surėdyta, jog gimus vaikui labai daug įvairiausių transformacijų atsiranda pas tėvus. Ir atitinkamai pradeda lįsti įvairios problemos iš praeities. Ir kaip pavyzdys, galbūt gimsta vaikas ir aš kaip mama, negaliu emociškai įsitraukti į tą motinystę, aš nesimėgauju, aš jaučiu galbūt atmetimą kažkokį tai vaikui, man yra didžiausia kančia ir aš jaučiuosi katastrofiškai blogai ir galbūt net ir prasideda pogimdyminės depresijos. Tai čia iš karto aš turiu peržvelgti savo vidinį santykių su tėvais, tai yra kokios tos emocijos vyravo mano vaikystėje, ar pas mane buvo emocinių santykių su mama, tiksliau iš mamos, ne, į mane koks buvo santykis. Nes čia gali veikti, aišku, ir kopijavimo mechanizmai, aš tiesiog galiu kopijuoti tą patį elgesį, kokį mano mama į mane skleidė ir aš galbūt už tai savęs nemėgstu ir galbūt dėl to aš izoliuojuosi nuo vaiko, kad to paties neperduoti, o galbūt yra atvirkščiai, kad man nedavė pačiai meilės